Sveiki, mėly klausytojai, labai smagu, kad sugrįžote į Wellbeing Hub, mūsų tinklalaidę, kur šnekamės apie žmonės darbe. Ir šiandieną turiu labai puikiai žinomą viešinę ir tokią viešinę, kurios labai laukiu. Ačiū Jurgita, kad atvykai pas mus į studiją šiandieną, tai su manim mano kolegė, mano vadovė. Jurgita Lemešiūtė, PeopleLink vadovaujanti partnerė. Ačiū labai už kvietimą, labai malonu. Tai Jurgita, su tavim diskutuosim intriguojančią temą – savilyderystę. Ir dabar dėl ko sakau intriguojančią, nes tikrai nuoširdžiai manau, kad ne kiekvienas vadovas šiai dienai turi gerai išaugintą savilyderystės raumenį. Ir tai gali būti priežastis, dėl ko susiduria su sunkumais vadovaujant kitiems žmonėms. Tai kas apskritai yra savilyderystė? Kaip tu apibrėžtum? Aš tiesų net pasižiūrėjau apibrėžimą prieš laidą, nes, matyti visi galbūt šiek tiek skirtingai suprantam ir tų apibrėžimų be abejo irgi yra ne vienas. Tai gal toks man labiausiai patikęs tai yra, kad tai yra sąmoningi veiksmai siekiant, valdyti savo emocijas, mintis ir elgesį tikslams pasiekti, ar ne? Tai man tas labai susisieja bendrai su vadyba, ar ne, kaip mes sakom, aš dar atsimenu labai seniai universitete mokė, kas yra vadyba, tai yra tas planuoti, organizuoti, motyvuoti ir kontroliuoti, ar ne, tie 4 elgesiai vadovo. Tai čia iš tikrųjų yra viskas labai panašiai ir su savilyderystė, tik tai tiek, kad tie visi elgesiai yra nukreipti savo resursų linkme, ar ne, jeigu mes turim ten žmogiškuosius resursus savo komandą ir jų ten, nežinau, keliam jiem tikslus, motyvuojam juos ar ne, organizuojam jų darbą ir kažkaip įsivedam kažkokius KPI'sus, tai su savilyderystė yra visiškai analogiškai. Tik tai tu valdai savo resursus, ar ne? Ir kas tie tavo resursai? Tai yra tavo laikas, tavo, kognityviniai gebėjimai, tavo emocijos, ar ne, ir tavo, nežinau, elgesys, veiksmai. Tai skamba lyg tai, ką kiekvienas turbūt vadovas sakytų, aš gebu tą daryti ir gebu tą daryti gerai. Bet klausimas, ar tikrai, ar yra kažkokios tai metrikos ar KPIs į savilyderystės temai, kur galėtumėm pasimatuoti ir pasižiūrėti, tai kokie esam geri savilyderiai? Matyt, jeigu mes sakom, ar ne, kad tai yra būtent savo emocijų, savo mąstymo ir elgesio valdymas, tai ir tie KPIs, matyt, ir yra susijęs su tuo, kaip gerai man sekasi, sakykime, suvaldyti savo emocijas, kažkokiose galbūt stresinėse situacijose, ar ne, kiek mano emocijos padeda siekti mano tikslų. Bendrai tai žiūrint, tai viskas vis tiek eina apie tikslus, ar ne? Visų pirma, tai prasideda matyti savilyderystę nuo savęs pažinimo, ar ne, tai reiškia, kaip gerai aš save pažįstu ir tada kaip jau įdarbinu savo tos resursus tam savo tikslų siekimui. Tai matyti pagrindinis KPI'sas, kaip man gerai sekasi siekti savo tikslų ir tada jau tie progreso rodikliai, ar ne, tai ir būtų, kaip aš ten valdau savo emocijas, kaip aš valdau savo mąstymo kažkokius tai niuansus, kurie galbūt man trukdo, o gal padeda, kaip aš save motyvuoju, kiek aš turiu perdegimas, ar ne, irgi galėtų būti vienas iš tų jau ženklų, kad galbūt reikėtų stiprinti tą savilyderystę, nes tada matyti žmogus sąmoningai, neskiria laiko atsistatymui, ar ne, tai viskas, kas yra tas vadyba, ar ne, tai tik tai apie save. O kaip toji savilyderystė gali sustiprinti gerovę, sakykime, organizacijos gerovę, bet gal tuo pat metu ir pačių žmonių, kurie praktikuoja savilyderystę gerovę? Taip, aš net ir norėjau iš tiesų sakyti, kad tai tikrai nėra tik tai vadovų kažkoks čia elgesys ir manau, kad tai yra būtent visiems prieinama ir niekaip gal net nesusijęs su užimamom pareigom ar ten turi komandą, ar dirbi vienas. Ir iš tiesų aš pati arba mes, kaip komanda, ar ne, tai ir atradom šitą kryptį būtent galvodami apie gerovę, apie darbuotojų gerovę, kai supratom, kad
ta gerovė iš tiesų labai didelė dalim priklauso nuo pačio žmogaus, ar ne, kad tai nėra tik tai tą, ką suteikia organizacija, ar tik tai, ką vadovas, kaip ten tą grįžtamą ryšį duoda, ar ne, bet būtent yra ir susijęs tai, kaip žmogus tą priima, kaip jis tada susitvarko su savo tom emocijom, mintim ir to elgesiu, būtent tam darbe ir kaip jisai suvokia. Tai aš manau, kad savilyderystė turi labai tiesioginį įtaką gerovės pajautimui, ar ne, ir kiekvienam asmeniškai. Tarp kitko, vienas mūsų kolega rašė savo magistrinį darbą apie tai, kaip savilyderystė įtakoja žmonių susitvarkymą su ekonominiam krizėm. Ir iš tiesų labai įdomus tyrimo rezultatai ir parodė tai, kad žmonės pasižymintys aukštesniais savilyderystės tais įverčiais daug sėkmingiau susitvarko su krizėm. Tai reiškia, kad jie pozityviau išgyvena emociškai, tą pačią netgi, pavyzdžiui, kažkokią finansinę krizinę situaciją, nei tie, kurie turi žemesnius savilyderystės rodiklius. Tai aš manau, tą galima, konkrečiai kolega tyrė tą ekonominę krizę, bet aš manau, kad tai gali būti, ir atkartoja visose kitose stresinėse situacijose, ar ne, kuo žmogus pasižymė aukštesniais savilyderystės kompetencija, raumenių, kaip tu pavadinai, aš labai sutinku, nes tai tikrai yra lavinamas įgūdis, tai tuo jisai sėkmingiau ir arba tuo mažiau patirs neigiamų kažkokių emocijų krizinėse situacijose. Tai skamba, kad tas atsparumas yra labai svarbi dedamoji irgi savilyderystės temoje. Tikrai taip. Ir tai lygiai taip pat irgi yra lavinamas dalykas. Visiškai. PeopleLink, kiek žinau, ne per seniausiai savilyderystė įsidegė į veiklos vertinimo sistemą. Kodėl buvo padarytas toksai sprendimas? Iš tiesų tai buvo kolegų iniciatyva, mes turim kasmet tokį mūsų strateginę sesiją, kai kalbam visi apie tai, kas mums šiemet svarbu, ko mes norim, nežinau, iš organizacijos, iš rinkos galbūt, ko tikimės, kaip mes turim adaptuotis ar ne, nes kaip organizacija jau prie tų rinkos kažkokių tai pokyčių. Ir iš tiesų viena iš tų minčių kilusi mūsų strateginio to susirinkimo visos tos dienos metu ir buvo apie tai, kad mes turim stiprinti ir tą savo vidinės kompetencijas ir stiprybės ir savilyderystę įsivardinom kaip vieną iš tų kompetencijų, kurias visi norim stiprinti. Tai iš tiesų ilgai netgi diskutavom, o tai kaip čia dabar mums tą stiprinti, ar čia mums reikia mokymų, ar mums čia reikia, nežinau, kažkokio stovyklos. Bet daugiau pasigilinę supratom, kad tai yra pastovus ir labai nuoseklus dalykas, nei per dieną, nei per vienus mokymus to dalyko neįgysi, ar ne, tai reikia visą laiką apie tai šnekėti, diskutuoti, kurti tą, nežinau kaip čia pasakyti, kultūrą, ar ne, bendrai atmosferą, kur galėtume dalintis vieni su kitais, reflektuoti, būti galų gale atviri ir leisti būti savo pažeidžiami vieni su kitais, nes kaip ir sakiau, iš tiesų tai pagrindas savilyderystės ar pati pradžia, tai prasideda nuo savęs pažinimo, ar ne, ir tu turi gebėti būti atviras, tiek su kitais, tiek su savim, tam, kad tas augimas toj srity būtų. Matyt, pirmiausiai su savim, ar ne? Taip. Pirmiausiai reikia atsakyti savo, tai kas čia atsitiko, kodėl aš čia toksai susierzinęs, ne, kas čia atsitiko, kodėl aš tai priemu nesėkmės, sėkmės ir taip toliau, ir tik tada turbūt judėti tolino, ką aš su tuo darau. Ir aš manau, kad organizacijos neretai padaro klaidą, kai apie savilyderystę pradeda galvoti jau tada, kada žmogus jau yra vadovo pareigose, ar ne, ir tada jisai turi trūkstamą kažkokią tai kompetenciją ir natūralu, kad jam atsiranda kažkokių sunkumų dirbti vėliau su komanda ir perduoti tai kažkokius įgūdžius, praktikas ir taip toliau. Tai kaip tu manai, kada yra tas tinkamas laikas pradėti ugdyti žmonėse, darbuotojuose savilyderystę, kada ir kiek laiko, gal sakykime, užtrunka to galutinio taško pasiekimas? Aš tai manau, kad čia net nėra niekada per anksti, ar ne, nes aš kaip ir sakiau, ir tai yra gebėjimas, ar ta kompetencija sėkmingai siekti tų savo tikslų, tai sąmoningas savęs pažinimas
ir valdymas tų savo resursų. Tai manau, kad jau mokykloje, ar ne, galėtų būti pamokos, arba dalis, pavyzdžiui, psichologijos, kiek žinau, dabar ir yra mokiniam jau psichologija, apie tos dalykus. Tas pats vadinamas growth mindset, ar ne, lietuviškai verčia sėkmės psichologija. Tai irgi, aš manau, kuo anksčiau mes pradėsim tai praktikuoti, tuo visiems yra geriau. Tai čia net nemanau, kad yra susijęs su darbo pradžia. Aš tai manau, kad nes jau ir mokykloje mes turim tikslus, ar ne, universitete mes turim tikslus, kurių siekiam. Tik tai tiek, kad, būtent tam reikia visai nemažai to domėjimuose, ar ne, nes čia jau niekas net neš ir nepaduos tau tų įrankių, nes visų pirma, kaip ir tu sakytum, turi suprasti, kas tave erzina, kas tave motyvuoja, kada tu jautiesi geriausiai. Ir dar vienas dalykas, man irgi gana neseniai atėjęs tas suvokimas ir irgi kažkur iš tyrimų perskaičiau, kad net 80% mūsų savilyderystės vis tik nulėmė fiziniai dalykai, fiziologiniai dalykai, net ne mąstymo ir ne emocijų. Mes labai dažnai esame įpratę manyti, kad jau aš jeigu būsiu motyvuotas, ambicingas, tai viską pasieksiu, ar ne? Tai nulems tik 20% jūsų sėkmės, o 80% jūsų sėkmės nulems, ar jūs išsimiegat, ar jūs teisingai maitinatės, ar jūs turit fizinį aktyvumą, ar galų gale nesergat, ar ne, ar nesat pervargęs, fiziškai pervargęs. Tai tas, aš irgi seniau buvau iš tų darboholikų, kur atrodė man nesvarbu, čia kokie yra ribojimai, pamiegosiu, kai numirsiu ir maždaug aš dabar čia eisiu iki galo, kol to savo tikslo nepasieksiu. Ir aš iš tikrųjų daug tikslų taip ir pasiekiau, tik tai tiek, kad ta ilgalaikė perspektyva keičiasi, nes tu pervargsti, tau tada ten 2 mėnesius, kol ten atsipumpuoja, ar ne, kai jau pradėjau daugiau dėmesio skirti tiem savo fiziniam dalykam, miegui, mytybai, sportui, tikrai, žiūrint ilgalaikę perspektyvą, tas tikslų pasiekimas daug labiau, yra daug efektyvesnis ir netgi, sakyčiau, su daug mažiau tų suvokiamų pastangų. Atrodo, kad net lengviau viskas gaunasi, ar ne? Tai tas irgi yra labai svarbu, kas galbūt pradžiai karjeros ar kol mokaisi, pavyzdžiui, universitete, tikrai neatrodo, kad tai yra kažkokia tai aktualus dalykas. Tai čia atsakant į tą klausimą, kada pradėti, tai manau, kad niekada ne per anksti, bet kadangi tam reikia įdėti daug asmeninių pastangų, tai manau tada, kada jau žmogus jaučia, kad nori, ar ne, nes čia niekas to neprivers. Ir pamiršau antrą dalį tavo klausimo. Tai antra dalis mano klausimo yra susijusi su jau šiek tiek tavo paliesta prieš tai yra, kokia yra tavo pačios savilyderystės kelionė. Ir koks yra tas, nežinau, galutinis taškas, jeigu jis egzistuoja. Kokius dabar, kaip jai susisi išsikėlų šitoj tem? Tai jo, galutinio taško, iš karto sakysiu, kad nepamirščiau, galutinio taško tai matyt nėra, nes kiekvienais metais, aš tai taip mėgstu kas metus tokia pasidaryti savirefleksiją didesnę, kažkokiu vis tiek atsiranda naujų tų vietų, kur savo dar išsikeliu pasitobulinti. O ta kelionė, tai kaip ir minėjau, iš tiesų prasidėjo nuo to, kad aš visą laiką labai mylėjau tą, ką darau, savo veiklą ir tikrai turėjau visus tos darboholiko simptomus anksčiau. Ir tikrai būdavau linkusi ir persidirbti ir galbūt emociškai labai daug dalykų reaguoti, nes man tikrai labai visą laiką rūpi, ką aš darau, ar ne, tiek darbe, tiek ar ten sporte, asmeniniuose tiksluose. Aš tas tipas žmogaus, kur vadina tie passionate, ar ne, tie tokie, lietuviškai kažkaip kitaip skamba, bet aš tikrai viską taip darau 110%. Ir man kažkoks vienas kaučeris labai man patiko, kai pasakė, kad labai dažnai mūsų didžiausios stiprybės yra ir mūsų didžiausios silpnybės. Tai aš manau, kad šita būtent mano savybė ir yra apie tai, ar ne? Tai yra didžiausia mano stiprybė, kuri mane ir veda į priekį,
bet kartais tai yra ir tikrai pati didžiausia mano silpnybė, nes, na, tikrai ne visą laiką susivaldau ar susivaldydavau dažniau, netgi anksčiau emociškai ir tas, aišku, tikrai gali demotyvuoti komandą, ar ne, kai ten pareina vadovė su juoda vėliava, kaip juokaujam ofise, ar va, tas nuovargis, ar ne, kai tu nepasiskaičiuoji tų savo lygio energijos, ar ne, ir jau paskui reikia sustoti tam ilgesniam laikui. Tai aš matyt, ant tų visų grėblių esu pati užminusi ir pats toks gal jau pikas va, to tokio suvokimo, kad tikrai, aš visą laiką buvau labai orientuota į asmenį augimą ir ten daug tų knygų skaitydavau ir visą kitą, bet pats toks pikas tai matyt ir buvo karantinų pačioj pradžioj, tai čia va, kokie 4-5 metai, ar ne, kai ta situacija tikrai buvo labai įtempta. Ir kai tada, na, tikrai supratau, kad, nu, nieko nebus, reikia labai savim rūpintis, ar ne? Ir tada galbūt ir atėjo va, ta tema jau kaip self-management, kaip tas self-leadership, ar ne, va, jau konkrečiai tais pavadinimais. Nes aš, aišku, daug dalykų darydavau ir anksčiau, tik tai galbūt ne taip koncentruotai. Ir iš tiesų, tas progresas, jisai nėra toks greitas, kaip norisi. Ir jeigu iš karto išsikeli savo tikslą, kad va viskas dabar jau tikrai nebepratrūksiu ir jau niekada ten nepasakysiu, ten nežinau, prie komandos ar prie kitų žmonių kažkokių emocionalių dalykų. Tai taip irgi nėra, ta prasme, bet aš pradėjau skaičiuoti, kad, nu, reikia pratrūkti rečiau, ar ne? Tai tikrai dabar jau visai džiaugiuosi, nes jau ten man gaunasi per metus koks 1 ar 2 kartai. Ne, 2 nesigauna, 1 kartas. Jeigu anksčiau, tai, nu, tikriausiai ten prieš kokią 10 metų, tai tikrai būdavo tikriausiai net ir kartas koks į savaitę, ar ne? Tai aš manau, kad reikia taip irgi būti savo atlaidiem ir realistiškiem ir tu negali visiškai persiversti, bet tikrai tą savo beždžionėlę galima labai gerai dresiruoti. Aš sakau, beždžionėlė yra tokia knyga, viena mano mėgstamiausių to self-managemento tema, jinai ir vadinasi... Tu ją tikrai žinai. Proto valdymas. Proto valdymas, jo, angliškai vadinasi. Chimpanzee paradox, jo. Šimpanzės paradoksas, taip tiesioginis vertimas ir ten autorius kalba apie tą beždžionėlę mūsų smegenyse, kuri vis tiek nori elgtis taip, kaip jinai nori ir tu turi ją dresiruoti, ar ne? Tai man kažkaip labai ta metafora buvo artima ir aš su tą savo beždžionėlę draugauju ir dresiruoju ją. Tai va. Tai gerai, dabar tos draugystės rezultatai, kokius vaisius jau nuraškiai tos savo lyderystės įgūdžio iš tobulinimo, turbūt jisai turim sutikti beribis ir pati sakai, čia galutinio taško nėra, bet tiek jau kiek to kelio nujudėta, kokias įžvalgas pasiėmė, kokius, nežinau, rezultatus geresnius pastebėjai savo veikloje, efektyvume ir, nežinau, sveikatui galų gale. Visų pirma, taip, tai yra asmeninė gerovė. Visų pirma. Ir netgi, nors aš ir pradėjau tą taip sąmoningai daryti dėl performanso, ne, kad daugiau, geriau, efektyviau, bet iš tiesų tai didžiausia vertė tai yra asmeninė gerovė, nes iš tiesų tu jauti mažiau neigiamų emocijų. Tiksliau, mūsų visų smegenys jau yra sudėti taip, kaip jie sudėti. Ten tą beždžionėlę jau kokią gavom, tokią gavom, ar ne? Bet ką mes galim pakeisti, tai galim sutrumpinti tą beždžionėlės, nežinau, vadovavimo ar nežinau, kaip čia pasakyti, tą bujojimo laiką, ar ne? Nes natūralu, kad vis tiek mes supyksim, vis tiek mes susijaudinsim emociškai, vis tiek mes nuliūsim ir tai yra visiškai, normalu ir žmogiška. Bet būdami sąmoningesni savo jausmam, greičiau atpažindami, mes jas sutrumpinsim tą laiką, ar ne? Ir vietoj to, kad, pavyzdžiui, seniau ten aš tikrai galėdavau pykti net kokias 2 dienas, taip, ne tai, kad jau ten šaukti, rėkti 2 dienas, bet laikyti kažkokį pyktį 2 dienas, ar ne? Tai dabar man tikrai pavyksta per 1-2 minutę visiškai, pasikalbėti, aš jau tik, kad supykai ir tada ten labai greitai pasišneki, susidėlioji ir nusiraminė, ar ne? Tai visų pirma asmeninė gerovė. Tikrai yra vienas pagrindinių dalykų. Visų antra, matyti, yra motyvacija ir aš mėgstu būti motyvuota ir man apskritai entuziazmas yra labai didelė vertybė. Man šiaip patinka entuziastingi žmonės, kurie viską daro tikrai,
optimistiškai, nežinau, energingai ir man pačiai patinka tokiai būti. Tai netgi čia, šią vasarą labai buvo geri orai, ar ne, ilgą laiką buvo geri orai. Ir aš vis iš kolegų nugirsdavau, oi, kaip sunku dirbti, kai toks geras oras. Ir tu matai, kad tie žmonės kankinasi, ar ne? Ir tada taip gaila, nes atrodo, come on, vis tiek dirbti mums reikia, ar ne? Ir žiūrėk, pasidarai tą darbą, tu anksčiau gali tada išeiti ir mėgautis to oru. Bet tas sąmoningumas tom savo neigiamom kažkokio mintim, kurios tada veda į kažkokias tas neigiamas emocijas ar tą demotivaciją, jas man irgi būna ta mintis, ryte atsikėlus, oi, gal aš mieliau eičiau pasideginti, ar ten, nežinau, prie ežero. Bet, tu ten greitai vėl jas susitvarkai ir tu taip pat entuziastingai motyvuotai atlieki tą darbą ir tada pasimėgauji tą vasarą, ar ne? Tai labai daug tokių smulkių dalykų, bet šiaip apibendrinant, tai iš tiesų yra padidėjusi gerovė, pagerėjusi savijauta. Taip, ir aš tikrai natūraliai tada daugiau padarai, nes tu greičiau padarai dalykus, mažiau yra to vadinamo atidėliojimo, ar ne? Nes atidėliojimas jis irgi dažniausiai kyla iš streso arba iš tokio nežinojimo, jeigu kažką darai pirmą kartą. Tai tarp kitko irgi tą suvokus, tada tu matai, kad jau kažką atidėlioji, tai kodėl aš čia atidėlioju, tai kas čia vyksta, ar ne, ir tada vėl ten greitai susidėlioji tas mintis ir imi ir padarai. Tai manyčiau, kad tas pagerės rezultatas yra tik tai, ta ledkalnio viršūnė, o iš tiesų tai yra, didžiulė graža, grinai, savijautai, kasdieniai savijautai. Aš labai džiaugiuosi tavo rezultatais ir to padidėjusi laimės jausmų, tą padidėjusią gerovę. Labai smagu girdėti ir ačiū, kad daliniesi, kad iš tikrųjų ta savilyderystė organizacijoms apsimoka. Dabar atliepiant vadovų, kurie klausosi ausis, kurie girdi, kad čia viskas labai labai gerai ir čia to galima pasiekti, galima gauti gerų rezultatų. Nuo ko galėtų jie pradėti, nuo kažkokios galbūt mažos, paprastos pirmos iniciatyvos, kas galėtų būti tas pirmas žingsnis organizacijai, kad mes jau pradėtumėm kaip organizacija kurti tą savilyderystės kultūrą, kaip tu gražiai paminėjai organizacijai, nežinau, galų gale tiesiog pastiprinti tą kompetenciją bent jau 10%. Šiaip labai geras klausimas, toks nelengvas, bet aš galvoju, kad galbūt reflektyvumo skatinimas, ar ne, kad dalintis, visų pirma, skatinti tą atvirą, tokią reflektyvę bendravimo kultūrą ir dažnai darbuotojai bijo dalintis su vadovais, ypač tiesiai, jeigu kažkas ten nesiseka, ar dažnai nedrįsta pasakyti, kad jiems, ar ten per sunku, ar gal ten tokie darbai jiems ten sukelia kažkokias tas neigiamas emocijas. Apskritai labai dažnai yra manoma, kad jau darbe tai turi būti viskas only good vibes, ar ne? Aha. Ir netgi yra tos neigiamos emocijos, jos yra, realiai kišamos po kilimu. Tu turi būti laimingas darbe. Emocijoms ne vieta darbe. Taip, ar palik už durų, arba ten, sakykime, tu turi čia džiaugtis, kad turi tą darbą ir turi būti visada laimingas maždaug, ar ne? Tai tikrai neduos atvirumo ir iš tiesų labai dažnai ir vadovai gal vengia parodyti patys tą savo pažeidžiamumą, kad jiem ar ten kažkur jie neigiamai galbūt jaučiasi, ar galbūt kažkur jie suklydo, ar ne? Nes dar vienas labai didelis tas, bent jau man asmeniškai labai stipriai siejasi su savilyderystė, tai yra tas growth mindset, ar ne? Tai yra, kad tu niekada nežinosi iki galo, tu visą laiką gali suklysti ir tai yra proceso dalis. Ir tai nėra niekaip blogai, ar ne? Ir tas nebijojimas pripažinti savo klaidų, leisti komandai pripažinti savo tas klaidas, aš manau, kad tai yra pradžia, ar ne? Ir tada jau nepaslysti ant to malonumo skūstis, nes tikrai yra ir taip, kai jau leidžia neigiamom emocijom dalintis, tai tada labai svarbu suvaldyti, kad tai nenueitų į tą skundų kultūrą, ar ne, kad tada mes jau tik skundžiamės ir tik tai nebeieškom tų sprendinių. Tai matyt,
atidaryti tą skrynę reikia, tik tai va tada suvaldyti, ar ne, kad tai, kas išeina iš tos skrynios, būtų darbo tikslais, o ne tik tai pasiskundimo, ar ne, nes jeigu mes pasiskundžiam ir su to nieko nedarom, tai tada matyt ne visai toks tas tikslas. Tikrai labai gera mintis apie augimo mąstyseną, tą growth mindsetą, ar kaip ten sėkmės psichologija. Ir turbūt pamatinė įžvalga yra, kad tai prasideda nuo vadovo ir tai prasideda nuo to paties savo pažeidžiamumo priėmimo ir to pažeidžiamumo atskleidimo organizacijai. Tai matyti irgi tas dalinimasis nemaloniomis emocijomis, jis irgi turbūt nėra, kad mes dabar pradam rėkti vieni ant kitų, bet tai yra įsivardyjimas, kad šita situacija iš tikrųjų privertė mane pasijausti kažkaip tais beviltiškai, aš nežinau, kaip spręsti šitą situaciją, aš turiu grįžti, pagalvoti apie tai ir taip toliau. Ir tai labai dažnai lyderiams yra tabu, nes pati pasakoja apie tą mokyklą, kurioje augai, apie lyderį, ir ne, jis turi viską žinoti, jis turi būti darboholiškas, jis turi dirbti po 16 valandų per parą ir tada jis bus ten geras. Jis apskritai turės galimybę tapti vadovu ir daryti karjerą. Tai dabar tas požiūris į tą lyderystę apskritai labai smarkiai pasikeičia ir matyti sąlygoje, tai kad iš vadovo irgi yra tikimasi jau tokios, gal net sakyčiau, adaptyvumo, to tokio prisitaikymo prie situacijos, ne tik, kad tiesiog kažkokio kito poliaus, bet tokio daugiau tos situacijos analizės supratimo ir atvirumo. Tai dėkui labai už tavo įžvalgą ir apie tą atvirumo kultūrą, apie tą nebijojimą dalintis, apie tą gebėjimą būti versle žmogumi ir nebijojimą tom emocijom skleistis. Ir jeigu galėtum pasidalinti paskutiniu vieninteliu patarimu darbuotojams, sakykime, tiesiog, ar ne, žmogui, kuris nusprendė, nebūtinai jis nori būti vadovu, bet jis nori jaustis geriau. Ir jis gali iš savilyderystės paketo pasirinkti, praktikuoti tik tai vienintelį dalyką pačiai pradžiai. Kas tai būtų? Aš tai labai dažnai savęs, kai jaučiuosi toj tokioj frustraciniai būsenoje arba, tokiai kažkokioj neįgiamoj ar ne emocijai, arba kažko nenoriu daryti, arba kažkas ten mane, nežinau, supykdė. Tai aš labai dažnai savęs paklausiu, o kas vietoj to? Pavyzdžiui, dabar šiandien nenoriu aš eiti į darbą, arba, nežinau, ten. Nenoriu daryti šitos užduoties. Tai kas vietoj to, ar ne? O koks tas ilgalaikis kitas planas, ar ne? Ar dabar tikrai aš nedirbsiu niekada, tikriausiai taip nebus, ar ne? Arba aš ten galbūt dirbčiau kitokį darbą, bet būtų kiti dalykai, ar ne? Tai man kažkaip tas visą laiką padeda suprasti, kad aš esu ta situacija nėra tokia jau ir bloga, ar ne? Ir dažniausiai susimotyvuoji, imi ir padarai. O jeigu tikrai ten jau vietoj to nieko blogo, tai paimi ir nedarai tada, ar ne? Ir tada to savo tikslo gal tą dieną tu nepasieki, bet gal nieko tokio, jeigu tu jį pasieksi kitą dieną, ar ne? Tai tas, toksai balansas, ar ne? Bet vis laikas supratimas, kad mes visada mokam kažkokią kainą. Ir kažką darydami, ir kažką nedarydami, ar ne? Tai va tas suvokimas, kad, dėja, visko visada, neturėsi, ar ne? Kad vis tiek tai yra kažkokią kainą tu turi susimokėti. Labai geras klausimas, savirefleksijai. Tikrai labai skatinu ir mūsų klausytojus nuo to pradėti savo kelionę ir patyrimą savilyderystės temoje. Tai ačiū, Jurgita, labai, kad šiandien atvykai į studiją ir kad turėjom labai įdomią diskusiją savilyderystės tema. Dėkui klausytojams, kad šiandieną buvot su mumis ir iki pasimatymo kitose tinklalaidės laidose.